Europos komisarė Viviane Reding stebėtojų teisėmis siūlo deleguoti Europos komisijos atstovą į dvišalį Lietuvos ir Austrijos ekspertų darbo grupę, tyrinčią Michailo Golovatovo paleidimo aplinkybės. Darbo grupė sudaryta iš abiejų šalių atstovų jau šį ketvirtadienį susitiks Austrijoje. Šiandien Seime lankėsi iniciatyvinė grupė iš Kaliningrado, siekianti surengti referendumą Kaliningrade dėl naujos atominės elektrinės statybos. Grupės nariai su Lietuvos atstovais diskutavo apie atominės energetikos saugumą bei pristatė prasidėjusią atominės elektrinės statybų problematiką. Vilniaus mero Artūro Zuoko iniciatyva jau nuo šiandien sostinėje atšaukta metus galiojusi lipimo pro priekinės duris į autobusus bei troleibusus tvarka. Nuo šiol gyventojai lipti ir išlipti viešąjį transportą galės per visas duris. Šiemet 93 švietimo įstaigoms atnaujinti, statybai ir rekonstrukcijai iš viso bus skirta apie 115 milijonų litų, maždaug 70 milijonų mažiau nei praėjusiais metais, kada lėšos buvo paskirstytos 150 švietimo įstaigų. Tai esą dėl sumažėjusio ES finansavimo. Vakar vakare pasitikti iš 11 Europos jaunimo olimpinio festivalio grįžę Lietuvos sportininkai, kurie iš Turkijos parsivežė net 10 medalių – 3 aukso, 4 sidabro ir 3 bronzos. Medalius laimėjusių šalių rikiuotėje Lietuva užėmė aukštą 10 vietą.